Žiūrėkit, kaip pakibau. Labas rytas. Esu Austrijoje. Važiuoju šiandien prasiplaukt viena upe Austrijos su irklente apie 5 daugiau kilometrų. Čia yra Lecho upė, ganėtinai populiari upė Austrijoje su vaizdingu kraštovaizdžiu. Eina toksai slėnis tarp kalnų. Šiandien visai geras oras, geras matomumas, šiek tiek pašalę, bet sniego šiaip nėra. Upė irgi tokia, sakyčiau, ganėtinai net srauni, bet vanduo yra nusėdęs. Kiek pračekinau prieš keletą dienų. Tai bus tikrai tokių rimtesnių vietų. Tai pasižiūrėsim, kaip seksis. Dabar reikia viską išsitraukti. Dabar apie 9:10, nu tai 10 jau noriu tikrai startuoti. Kol čia viską susipakuosiu. Prisipučiau šitą irklentę. Dabar jau kita, kaip matot, kengūras, nebe vilko. Teko vilko atsisakyti. Pasiimti kengūrą, nes vilkas buvo siauresnis, jisai jo greitesnis, bet man buvo sudėtingiau ant jo stovėti, o kengūra yra platesnė, tai dėl stabilumo, ypač atsistojus, kai aš dar nemoku praktiškai atsistojus dar tikrai labai gerai plaukti, tai kengūra tikrai man geriau šiai dienai. Šiek tiek praeitą kartą pasitreniravau ežere, bandysiu dabar atsistojus, bet aišku, va tenai pavyzdžiui, tikrai prisėsiu. Tai va, tai pabandysim kažkiek atsistojus per upę, pasižiūrėsim, kaip gausis. Turėtų būti su kengūra žymiai lengviau. Tai va, čia susidėsiu dabar daiktus. Pasimsiu ir šitus batus, jeigu ką, nes bus patogiau tiesiog su jais ar parbėgti, ar pareiti. Ir viskas, saulė valenda. Gražus vaizdai. Čia tikriausiai virvės nuo šitos įmonės. Vasarai sudžiauti visokius rūbus. Ir plauksiu be šito kylio, kadangi tikrai kai kuriuose vietose, manau, kur sekliau kabins. Plus, kai patikrinau vietą, tai vėliau parodysiu, kaip ten kas atrodo. Nemanau, kad prireiks man to kylio. Manau, prasisuksiu be jo. Einam. Sudėsim kitus batus. Kaip ir viskas susidėjau, nedaug čia tų daiktų. Tik liemenę likau užsidėti. Pradėsim plaukimą. Super orelis, batai va, neperšlampami, kostiumas, viršus toksai tiesiog striukė. Esu už Haselger miestelio ir 20 km iki Weißenbach am Lech, bet aš plauksiu apie, maksimum 10, nes reikės grįžti. Tai va, tai tikrai bus įspūdingas maršrutas, šiaip nemažai išsišakojimų bus ir nemažai žvyro. Tai jeigu plauksiu jau ne į tą vietą, tai reiškia, užklimpau, reiks kažkaip persitempti. Tai visgi liemenę pasimsiu, bet šalmo ne. Turėtų būti nelengva. Bet pirmin. O šiaip šitas maršrutas yra iš viso 40 km. Prasideda styk ir eina iš pietų į šiaurę, ne iš šiaurės į pietus, nes taip eina upės srovė. Tai realiai viena didžiausių kalnų upių čionai, eina tarp Alpių, kaip matot. Pasirinkau šitą upę dėl upės kraštovaizdžio, galbūt taip galėčiau pasakyti. Plaukiam. Liečiu dugną. Būtų gerai išvengti šitos vietos. Eik tu savo. Tai vanduo, tai ledinis. Čia atrodo baisiai negerai. Žiūrėkit, kaip gražu. Einam atsistojus. Wow.
Kojelės dreba šiek tiek, bet reik mokintis reikia. Nors čia vandens, tai pasižiūrėkit, labai nuseka. Dabar tai įstrigau. Mane tiesiog neša, dabar nieko nedarau. Opa. Oi, kaip reik apsisukti atgal. Op, ta vieta šiek tiek sudėtingai atrodo. Paisu man, žinokit, biškelį. Jo, tiesiai čia nori. Ktun. Jo, papa. O. Ne. Ne, čia dabar jau reikia tiesiai. Per tą laiką, kol nesimatėm, aplankiau Šveicariją. Kelias įdomias vietas, kur dar nebuvau aplankęs su dviračiu. Taip pat ir Austriją. Maršrutas sudėtingesnis, negalvojau. Čia nėra laiko, kada atsipalaiduoti. Jop. Tiesiai vairą. Eik tu savo. Tiesiai vairą. Ne. Eik savo. Smagumėlis. O čia smagiai atrodo. Gerai, pavyko. Jo. Ne, tik nesumanęs. Jop, aplėjo viską, tik nesumanęs. Važiuojam publiką. Eik tu, srovelė. Vop. Eik tu. Sau, apsiėmė biškę. Gyvūnėlių nematyti. Nei vieno. Ant šios irklentės šiaip lengviau, nes jinai tikrai platesnė ir tas labai jaučiasi. Bet tokiam vietom aš dar atsistojus tikrai negaliu. Dar nemoku tiesiog. Manau, prarašiau balansą. Dabar yra 6 laipsniai. Jop. Važiuojam. Srovė tiesiog dabar mane pagaus. Šitą. Tiesiai ant akmenų, ant didžiulio akmens, tarp akmenų. Jep. O čionai tai... Antruot čia reikia tikriausiai. Gerai, kad srovė dar nėra tokia. Gal ne iš šito akmenį didžiulį. Tiesiai. Vaizdeliai. Ir čia. Tiesiai. Jop. Kad be kylio labai mėta šiandien.
Bet su juo aš užstrikčiau tam tikrose vietose. Čia galima buvo gal ir pro dešinę. Čia jau nėra sniego, kai va matosi Austrijoje ir Vokietijoje, Šveicarijoje buvo mačiau. Italijoje spėjau irgi dar yra tikrai nemažai to sniego. Tai dėl to labiau dabar neslidinėju, o sugalvojau tokią atrakciją šiandien. Va toks tas lekas. Netiesiai į akmenis. Tiesiai. Eik tu. Lipu aš atgal. Apranga tai gera, batai geri, pėdas nešala, net tuo ir daug vandens gavo. Kojos taip pat viršus kol kas sausas. Vairuok. Jop, tiesiai. Lyginai į tą akmenį. Tiesiog, viskas. Ant manęs vos neišvertė. Visai nelengva balansą išlaikyti, nes užmeta, šonu pasuka viskas. Tai atsistojus, tai aš iš karto paišiu. Nu, dar truputį paplaukiam, baigsim šiandien žygį. Taip, daug irkluotai nereik, tik tai ten, kur posūkiai ir stipresnės srovė, didesnės bangos, akmenys. Woohoo! Jop. Jo. Kažkur čia reiks laipintis. Nuplaukiau daugiau net nei 5. Manau, čia paliksiu irklentę. Kažkur ten atvažiuosiu su mašina pasiimt. Viskas. Užteks šiandienai. Tai čia vat tarp šitos ir šitos vėliavėlės čia yra 20 km. Ir čia antra ta dalis viso Lecho upės maršruto. Dabar net pajaučiau, kai išlipau, kad vėjas yra. Tai gal dėl to mane kartais ir nuneždavo upiai, tu jo nejauti. Dabar tik tai pajaučiau. Šiek tiek vėjuota. Dabar pažiūrėt, kaip čia grįžt reiks. Čia gal tik blogai, kad baisiai atvira vieta, palikti šitą irklentę, bet gal greit susisuksiu. Nieko baisaus neatsitiks. Nieko aš čia daug nepasiėmiau, tik batus pasikeisti, atsigert. Paliekam čia daiktus. Tikėkimės, kad jie dar bus. Čia galima būtų biškelį traukti giliau, gal į mišką. O po to su mašina čia pravažiuosiu. Bet čia valandėlės bėgi greičiau, turėčiau grįžti. Nuo šitą kelią neapsaugota, bet nuo to geriau kažkiek. Nu ką, dabar bėgam atgal. Ir prasidūk ir prasidėgi. Grįžau mašiną vietai. Tai va. O čia yra įdomių lentelių. 2005 metais vandens lygis buvo va čia, čionai įsivaizduojat. Beveik 20 metų atgal. Visos upės ilgis 264 km. Tirolis. Čia va atstumai net parašyti. Yra dar. Ir dabar čia taip prasinešia. Einam, pasiimsim. Dar galim greit patikrint, ar nesubraižiau jos. Panašu, kad ne. Tas akmenis. Viskas gerai. Tai buvo labai smagus prasiplaukimas. Puiki upė. Tiems, kas įgūdžių neturi, tai jinai iššūkis kaip man. Trūksta tikrai dar. Kitą kartą grįšiu. Dar paplauksim toliau tenai.
manau. Ir tos pirmos dalies gal vasaros gale pavyks paimti tą dalį. Užtrukau nuo 10 iki 1, dabar jau 1. Būčiau toliau plaukus. Būtų tas lengsnes. Tada manęs laukęs. Bet pats tas šiandien. Viskas galim varyti. Susidėjau viską. Va dar greitai noriu parodyti, va kaip atrodo kelios vietos šitos upės. Tai va tokiose vietose reikia labai žinot, kur nusuk, kad tu neužlimtum ant tų akmenų. Dar čia ne visai šitą video temą, bet kadangi jau Austrijoje ir jau upę pravažiavom, dar labai norėjau parodyti jums šitą ežerą. Čia yra Plan Z, Austrijoje. Nėra toli iš vis nuo manęs ir labai mėgstu čia tiesiog atvažiuoti. Man labai jis patinka. Čia taip pat vasarą galima su irklentėm plaukioti ir panašiai. Toks tikrai skirtinis ežeras, skirtiniai vietoj su kalnais prieš pat akis. Tai būsit pakeliui, įtraukit į sąrašą, tikrai verta pamatyti. Ir labai fainas keliukas, visą laiką važiuoju vingiais, tai va. O aš ir vėl čia. Gerai, dabar jau viskas, tikrai ate.